Šiandien, pasinaudodamas šią progą, noriu kreiptis ne tik į jūs, gerbiami Seimo nariai, bet noriu kreiptis ir į visą Lietuvos valstybės tarnybą, be kurios jokia valstybės lyderystė yra neįmanoma. Žinau, kad nuomonė apie valstybės tarnybą mūsų visuomenėje ir tarp mūsų politikų nėra labai gera. Kiekvienas mūsų yra susidūręs su valstybės tarnautoju, kuris ko gero nėra vertas jo būti. Tačiau žinau, kad didžiąją dalį valstybės tarnybos sudaro žmonės, kurie laiko savo pašaukimu dirbti valstybei. Nepaisant mažesnio atlyginimo, nepaisant sustabarėjusios vadybos ir kitų trūkumų. Tie žmonės tiki, kad tarnauti valstybei ir jos žmonėms yra pašaukimas, garbė ir jų pasididžiavimas. Jie tiki, kad geriau atlikti darbą skatina ne tik geresnis atlygis, bet ir pareiga valstybei bei jo žmonėms. Kaip ūkininkui žiemą yra proga susitvarkyti namus, tai valstybės tarnybai šis sąstingis yra svarbus laikas susitvarkyti ir atsisukti į savo pašaukimą. Kad ir kokie trumpojo laikotarpiu skausmingi ar nepatogus pokyčiai laukia kiekvieno iš mūsų asmeniškai, ar organizacijų, kuriuose dirbame ar kuriams vadovaujame, noriu, kad prisimintume, tik visi kartu galime šią krizę įveikti ir kiekvienas turime įdėti savo indėlį. Iš tiesų, ši ekonomikos žiema gali būti labai gili. Tačiau mes turime 30 milijardų litų metinį biudžetą ir 30 tūkstančių valstybės tarnautojų pajėgas. Išvengti Lietuvos bankroto būtų gerokai per mažas tikslas tokioms jėgoms. Tai didžiulės jėgos ir jei jų nešvaistysime, sutartinai sieksime tikslo, mes galime pasiekti tikrai daug. Ir šios ekonomikos žiemos metu, kaip tik valstybės tarnautojai turi daug ko pasirūpinti. Iš tiesų kalbėjau apie tai, kad valstybė turi saugoti savo verslo šaknis ir pasirūpinti silpnaisiais. Valstybės tarnautojai yra tos rankos, kuriomis valstybė tai daro. Kalbėjau apie tai, kaip turime susitvarkyti savo namus. Iš ties valstybės tarnyba turi pasikeisti, pasidaryti aiškesnė, skaidresnė ir ženkliai efektyvesnė. Ir tikrai žinau, kad visi to norime, nes visi norime didžiuotis ir Lietuvos valstybę, ir Lietuvos valstybės tarnybą. Žinau, kad ir tie, kurie dirba valstybės tarnyboje, šiuo metu labai gerai žino, kad laukia tikrai nelengva žiema. Finansų ministerija jau prieš savaitę nurodė mažinti išlaidas, nes nesurenkamas planuotas biudžetas. Iš tiesų šioje situacijoje labai svarbu, kad tos institucijos, kurioms vadovauja valstybės tarnautojai, kad jų darbo kokybė nenukentėtų. Ir netgi norėtųsi, kad ta darbo kokybė tokiu metu dar ir didėtų. Iš ties tam turime palikti būtiną finansavimą būtiniems dalykams, sumažindami jį antraeiliams. Tam turi būti motyvuoti patys geriausi. Sunkmetis iš tiesų, žinom iš savo patirties, išryškina stipriausius ir kūrybingiausius, labiausiai pasišventusius. Aš tikrai žinau, kad valstybės tarnyboje tokių yra tikrai ne vienas.